Na ir toks visiškai, man atrodo, tokia atskira tema ir toksai tėvų dantų skausmas, vaikų turbūt irgi tai namų darbai. Nežinau kaip jum, bet aš ir pati tiek visko daug žinodama, kartais galvodavau, kad tos namų darbus čia išrado, kad pakankinti ir vaikus, ir tėvus. Bet iš tiesų suprantu, kiek daug dalykų vaikas mokosi per tuos namų darbus. Tai pirmiausia, aišku, tokio ir savarankiško darbo, ir mokosi mokytis, ir atrasti savo mokymosi būdą, ir save kontroliuoti, reguliuoti, valdyti laiką. Ir vien tame turbūt, jeigu taip žiūrėti, to tokį charakterio formavimą ir apie mokymąsi siekti tikslų, tai vien tame yra didžiulė nauda ir prasmė. Tai turbūt svarbiausias yra dalykas šitoje vietoje nepasiimti už vaiką atsakomybės arba nepasiimti iš vaiko atsakomybės už jo pareigas arba namų darbus. Ir šiaip man kažkaip atrodo tokioje tėvystėje yra toks auksinis klausimas, kurį aš pati savo kaip mama nuolat užduodavau ir vis dar užduodu. Tai aš karts nuo karto savęs paklausiu, kai jau matau, kad kažkur kyla nervas arba kažkaip vyksta ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad turėtų vykti, aš savęs klausiu, šiuo metu kieno tai yra problema? Mano ar vaiko? Ir jeigu sąžiningai atsakau, kad tai yra mano problema, reiškia, aš jau kažkur pasiėmiau vaiko atsakomybę savo ir suprantu, kad vaikas tokiu būdu absoliučiai nieko nesimoko. Tai sekantis klausimas, kurį aš savo užduodu, tai kaip padaryti, kad tai būtų vaiko problema, o ne jūsų. Tai ir su namų darbais, aš galvoju, jūsų darbas yra sudaryti ar ne vaikui tą tokią mokymosi tinkamą aplinką, padėti susidaryti dienotvarkę ir jos laikytis, nežinau, būti tuo laiku prieinamais, jeigu vaikui tikrai reikia kažkokios pagalbos arba paaiškinimo, bet nepulti daryti už vaiką, nepulti gražinti jo tų darbų ir nepasiimti atsakomybės. Galų gale, jeigu vaikas ne iki galo gerai padaro namų darbus, tai ir mokyti yra informacija, kaip tema yra suprasta ar nesuprasta. Vienintelis dalykas, ko jums turbūt reikėtų, tai šiek tiek pastruktūruoti vaiką ir jeigu yra kažkokios didesnės užduotis, tai būti šalia, susidėlioti iš kokių etapų, kokiais žingsniais tą užduotį reikia padaryti ir vis drąsinti po kiekvieno etapo, sakyti, super, žiūrėk, tu jau tai padarei, dabar tau dar liko tas. Arba lygiai taip pat, jeigu reikia kelių dalykų namų darbus padaryti, tai irgi taip trupučiuką pabūti, pastruktūruoti tam kiekvienam etape ir sakyti, tai pradedam tada nuo šito, super, tai dabar dar liko šitas, žiūrėk, kaip gerai, kaip tu moki, net visai čia net ir mano pagalbos nereikia, viską gali padaryti pats. Na ir kažkaip bet laikytas ribas ir tą tokią baimę arba norą didžiulį apsaugoti vaiką nuo nesėkmės, žinokit, vaikas mokosi tik iš natūralių pasekmių ir tada tai tampa jo problema, o ne jūsų.